Labas Kornelija ir Augustė. Sveikos mergaitės. Sveikos mergaitės. Labas mergaitės. Labas merginos. Labas mergaitės. Esu Kornelijos krikštatėvis, bet tikriausiai ateityje negalėsiu jūs padalinti, išdalinti kažkaip. Tai sakysiu, kad aš jūsų krikštatėvis. Palinkėjimai. Noriu palinkėti, aišku, sveikatos, bet ir noriu palinkėti džiaugsmo iš gyvenimo. Nes gyvenimas netrumpas, neilgas. Tikiuosi, kad jūs iš kiekvieno momento pasidžiaugsit jo. Neieškosit kažko blogio ar kitos pusės. Ieškokit pozityvo kiekvienam žingsnėje. Ir noriu būtent to palinkėti. Džiaukitės kiekvienu momentu. Žinau, kad jūsų tėveliai visada jūs palaikys, seneliai palaikys, krikštatėviai, įsitikinęs visi iš 4 palaikys jūs. Džiaukitės, eikit tik tai į priekį. Linkiu tik tai žiūrėti gerą. Aš esu Kornelijos krikštų mama, bet esu jums abiems teta, tikiuosi pati geriausia. Ir nenoriu išskirti, kad būsiu atsakinga ir ugdysiu tik tai Korneliją, o stengsiuosi jums abiems būti pavyzdys ir būti visada šalia. O noriu palinkėti jums žiūrėti į pasaulį atviromis akimis ir plačia širdim. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, tai ugdyti tą sesišką ryšį, kuris yra neįkainomas, kurį mes turime su jūsų mama. Tai visada prisiminkit, kad sesė tai lyg geriausia draugė, kurią turėsit visada šalia savęs kiekvieną dieną. Esu Augustės krikštatėvis, tai norėčiau bendrai palinkėti. Vaikystė yra labai džiaugsmingas, bet dėja trumpas laikas. Tai norėčiau palinkėti, kad šitam laikotarpį pas jūs būtų kuo daugiau džiaugsmo ir jisai keltų geriausius jausmus jums. Aš esu Gabrielė, Augustės krikšto mama. Aš noriu jums abiems šią gražią krikšto progą palinkėti, kad jūs nebijotumėt svajoti, būtumėt drąsios ir tada pasieksit viską, ką tik tai norėsit. Sveikos mergytės, mes esam jūsų seneliai. Jūs skubat labai greitai gyventi, o mes taip norim, kad jūs būtumėte ilgai mažutės, kad galima būtų pačiučiuoti, pamiluoti, bet gyvenimas tęsiasi, bėga ir nuo mažo takelio gyvenimas virsta į didelį ir ilgą platų kelią.
Sveikos mergaitės. Mes esame jūsų seneliai iš mamos pusės ir labai norim palinkėti, kad jūs augtumėt sveikos, laimingos, labai mylėtumėt visus savo artimuosius, būtumėt tokios nuostabios kaip jūsų tėvai ir mylėtumėt ir mūsų senelius. Ir darbščios tokios kaip seneliai. Tiesiog būtumėt nuostabios. Sveikos mergytės, mes esame jūsų prosenelės ir sveikinam jūs, užaugusias mūsų jau nebus. Ir linkim būti gerutėm, tokiem, kai tėveliai jūs ir seneliai. Ir proseneliai neblogi buvo. Sveikos, mano mielas anūkėlės. Aš esu prosenelė Katerina. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs gimėt ir norėčiau, kad užaugtum labai geros tėveliam ir mes kartu džiaugtumės. Jei bus kokia bėda, ar visada mes padėsim, pakol gyvenam. Prosenelė, Alelė. Kad būtų sveikos, laimingos, užaugtų didelės ir būtų laimingos. Kornelija Salomėja, aš tave krikštiju vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Augustė Izabelė, aš tave krikštiju vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Iš miego pažadė. I'll keep you safe, I'll give you my everything. Even if we're falling down, even if we're falling down, all of me is yours, every part of me. 'Cause we're in this together now, you and me together now. What's the point of living if we're scared to lose each other? What's the point of living without you? Tell me now and I'll stop fighting. Tell me now and I'll stop breathing. I don't want to be here without. Labas mergaitės. Sveikos mergaitės. Sveikos mergaitės. Sveikos mergaitės. Sveikos mergaitės. Aš esu dėdė Justas. Aš Audinga. Ir mes jums norime padainuoti dainą. Jūsų tėtis Jonas jums dainuodavo dainą taip, supuodavo jūs ir sakydavo, ten auks dėdutės, mažutės, valgykit pienuką,
Tai va, taip mes ir gyvenam čia kiekvieną dieną. Fone, jeigu matosi, jūs čia praleidote savo vaikystę visą. Nuo pat mažumės, nuo pat 5 mėnesių jūs tiesiog būdavot prie ežero. Tai va, tai palinkėsiu, kad ir toliau būtumėt čia, šienautumėt žolę, augintumėt gėles. Ir viskas bus gerai. O jeigu tėveliai nesusitarsit kažkaip, tai paskambinkit, sutvarkysim reikalus. Labas merginos, čia Miglė ir Marius. Mes esam jūsų tėvelių geri draugai. Ir norim jums palinkėti, kad svajotumėt drąsiai, nes pačios tolimiausios svajonės irgi pildosi. Tai patikėkit savim, nebijokite dirbti ir siekti savo svajonių ir pamatysit, visas pasaulis gali būti jums po kojų. Nu, kad tai pasakyti, žinok, neturiu ką pridėti. Merginos, tiesiog noriu pasakyti, jūs esat šaunės, tikėkit savim ir viskas jums tik prieš akis. Mylim labai labai. Sveikos mergaitės, aš esu gera jūsų tėvų draugė, kaip ir teta jūsų. Taip, aš linkiu jums tikėti labai savimi, mylėti gyvenimą, viską pasiimti iš šio gyvenimo ir tiesiog būti laimingoms. Labas mergaitės, aš esu jūsų senelio sesė, teta Aldona, kaip čia pasisakyti daugiau, ką aš jums galėčiau palinkėti, aukit sveikos, laimingos ir visą laiką šypsokitės, taip kaip dabar. Žiūrėk, jau beveik sutiko. Ne, sunkiai pardavai. Galėčiau linkėti jums banalių dalykų, tokių kaip sveikata, sėkmė, laimė, meilė. Bet galvoju, kad svarbiausia palinkėti gyvenime, kad jūs sunkiai dirbtumėte, stengtumėtės, nes tokie dalykai kaip, pavyzdžiui, sveikata, tai jeigu laikytės, tarkim, mitybos principų, sporto principų, pasieksite ir tikrai būsite sveikos. Jeigu stengsitės mokytis, dirbti, sieksite maksimumo, tikrai turėsite gerą karjerą. Todėl, nežinau, tiesiog palinkėsiu gyvenime stengtis, nenuleisti rankų ir visą laiką žinoti, kad turite tėvelius ar senelius, kurie kiekvienam gyvenimo etape jūs palaikys ir kad ir kokį kelią jūs pasirinksit, mes būsim šalia jūsų, mes jums padėsim, ko tik galėsim ir labai jūs mylim. Žodžiu, visų pirma, mes visi keturi norim labai padėkoti už tokią garbę būti jūsų vaikų krikštatėviais. Esam labai laimingi ir be galo smagu, kad galėsim dalyvauti jūsų vaikų gyvenime. Dar pute.
Šiandien mes išliejom pamatą. Pamatą, tikiuosi, stiprų, gilų, storą pamatą. Pamatą vartams link krikščioniško gyvenimo šitų dviejų mergaičių. Mes, krikštatėviai, tikiuosi, padėsim jums, tėveliams, laikydami už rankų Korneliją ir Augustę, parodyti šitą gražų gyvenimą, gyvendami Dievo glėbyje. Ačiū už tai. Tai kad visus šitus prisiminimus ir turėtume, turim dovanų. Tai duosim gal tėvams, kad saugotų mergaitėms. Čia dėžutė, kurioje sugulė mūsų dabar visokie prisiminimai šilti ir manau, kad ją galėsim pildyti. Gal netgi galim prie visų įsivest tradiciją, tarkim, kartą per metus fotkę bendrą pasidaro, kas su krikštatėviais ir mes papildom. Kad matytų, kaip vaikai augo, mes senstam. Pamokėliai. Bažnyčios pamokėliai kunigas labai gražiai sakė. Apie tai šiaip niekada nebuvo iki tol susimašius, kad krikštynas galima švęsti kasmet tą datą paminint, kaip gimtadienį. Tai gal tokia, sugalvosim. Žodžiu, čia prisiminimų. Maža tradicija. Taip, taip. Pagal situaciją. Čia jinai pasakė. Taip. Norėčiau Jums palinkėti visko, nes Jūs esat pačios mylimiausios mergytės. Bet jeigu konkrečiau, tai norėčiau palinkėti, kad būtumėt drąsios, drąsiai siektumėt visų savo tikslų. Noriu palinkėti, kad nebijotumėt iššūkių, kad patirtumėt daug nuotykių. Svarbiausia, žinokit. Nebijok verkt, labai gerai verkt. Žinokit ir nepamirškit, kad esat labai mylimos. Ir kai tik jums bus sunku, mes visada jums padėsim. Tai matot, taip nesimato. Gerai. Šito nedėk. Gerai. Gal kažkas panašaus. Šiaip tai dvinukės. Tu filmuoji. Galit sakyti. Pamiršau. Davai, 1, 2, 3. Tu ką sakyti dabar? Mes galim krikštatėviai atsistoti prie jų. Nors? Nieko spos nereikia kalbėti. Reikia sveikintis? Sveikos mergytės, mes esame jūsų proseneliai. Čivo! Prieš tai proseneliai buvo. Čia vaidinam, kad nieko Jonai kaip per vestuvės dabar. Niekas nesikeičia. Tai va, žinai ką sakyti? Ne, bet aš paimprovizuosiu. Gerai, davai, 1, 2, 3. Filmuoja? Jau filmuoja? Gerai. Aš čia per braškolę. Ai, čia gintarė. Seilę nuvalysiu. Palaukit, seilę nuvalysiu. Jeigu jūs esate pasiruošę, pradėkite kalbėti. Vienas. Ar girdite, kaip mikrofonas, matau, galiu pradėti? Bet ežero tai nesimato. Tai tu gali žinok. Gerai. Varijuoti, atgal paeiti ir į priekį. Gerai, jeigu tavo viršutiniam kvadratė galva. Taip, bet būtent gali biškį nutolt. Kažkoks bullshit gavas.